Nu tai papasako. Ką pasakot? Apie bernvakarį papasako. Tai normaliai. Tai kas normaliai, tai viską papasakok, įdomu man. Nu žodžiu, neišvengiau ir aš tų debiliškų vaikščiojimų po vokiečių gatvę ir gandonų pardavinėjimų. Tipo, Tomas turėjo vaikščiot po gatvę ir pardavinėt gandonus? Ir dar prašinėt mergų telefonų numerių. O tai čia linksma, tipo? Nu ten jo bendradarbiams linksmiausia, buvo visi tokie patys durneliai kaip jisai. O aš tai slėptis norėjau, kad nepamatytų nieks. Nu, o vakare kaip? Nu va, vakare jau normaliai. Prigerėm, atėjo ta merga. Ta, kur su didžiausiais papais Vilniui? Jo. Ir kaip? Nu, žinok, rimtai didžiausia. O natūralūs? Nu va, mes irgi spėliojom. Jinai pašokos vieną šokį išėjo kitą kambarį persirengti, o mes garsiai diskutavom, tikri ar ne. Tai ta paskui, kai jau nuėjau atsiskaityti, bandė man ir Tomui įrodyti, kad tikri. Nes girdėjau už durų būdama, kad šnekam. Kaip suprast, bandė įrodyti? Davė pačiupinėt. Nuogus? Jo. Ir kaip? Nu, nors jinai ten dievagojusi, kad tikri, aš galvoju, kad ne. Nu, tai kokie jie ten jau dydžio? Nu, kaip tavo galva maždaug. Kaip pasakysi, fu, durnes, kaip šlykštų.